Sveiki atvykę į 11 kurso pamoką ir šioje pamokoje mes plačiau kalbėsime apie sielos brandą. Kadangi jau minėjau anksčiau, kad siela atvyksta į šitą planetą Žemę kaupti įvairių patirčių, bet priklausomai nuo to, kokios brandos yra siela, nuo to priklausys, kokio sudėtingumo užduotys atiteks tai sielai tame gyvenime. Ir yra tokia labai įdomi sielų brandos nustatymo sistema, kurią sukūrė psichoterapeutė Jekaterina Sokolskaja. Tai būtent jos metodika, jos šito modeliu aš ir norėsiu su jumis pasidalinti. Tai pasak jos, pasak Jekaterinos, žmonės galima suskirstyti į 4 sielų kategorijas. Galima netgi jas būtų prilyginti medžiui, tarkim obelis, kaip įsivaizduot galim obelį kaip medį. Obelis turi šaknis, jinai turi kamieną, jinai turi lapukus ir obelis rudenį duoda obuolius, vaisius. Tai būtų 4 kategorijos: šaknys, kamienas, lapukai ir obuoliukai. Tai kaip dabar suskaidyti, pritaikyti prie šito medžio visų šitų elementų žmogaus sielos brandą? Tai lygiai taip pat kaip gimus vaikui, kol jisai dar yra kūdikis, jis yra jaunas, jis yra pažeidžiamas, jisai savimi negali pasirūpinti, jam nuolatos reikia priežiūros, jam nuolatos reikia, kad tėvai jį maitintų, globotų, rūpintųsi ir taip toliau. Tai lygiai taip pat jaunos sielos, kurios ateina į šį pasaulį, jų yra iš tikrųjų didžioji dauguma. Apie 80% visų planetos gyventojų yra jaunos sielos, kurios ateina į šitą gyvenimą ne tam, kad patirti kažkokius tai didelius atradimus ar suvokimus. Tai yra jaunos sielos, kurios ateina į šitą gyvenimą žaisti. Ir jeigu iš tikrųjų tos sielos žaidžia gyvenimą, pas jas viskas tada vyksta labai sklandžiai, gražiai ir ramiai, nes tokioms sieloms jomis nuolatos rūpinasi visata. O ta visata gali būti ir kiti aplinkiniai žmonės, ar draugai, ar tėvai, ar partneriai. Žodžiu, tokios sielos, jos ateina į šitą gyvenimą žaist. Ir iš tikrųjų, jeigu jos žaidžia, jeigu jos eina per gyvenimą per atsipalaidavimą, tokių sielų gyvenimai klostosi labai gražiai, lengvai ir teigiamai. Tai šios sielos yra priskiriamos kamieno matricai, reiškia obels kamienui. Ir kamieno matricos sieloms užduotis yra gyvenime kaip įmanoma labiau atsipalaiduoti. Reiškia, tokios sielos užduotis yra žaisti gyvenimą. Kuo jį labiau atsipalaidavus, tuo daugiau per kamieną prateka energijos, tuo yra didesnis komfortas gyvenime, malonumas, džiaugsmas, gausa, finansai ir taip toliau. Reiškia, kamieno matricos sielos jos ateina ilsėtis. Jos nenori didelių atsakomybių, jiems nepatinka kažkokie tai dideli įsipareigojimai, kreditai ar kažkokios vadovaujančios įmonių pareigos. Iš tikrųjų, kamieno matrica gali būti labai geri vadovai tose įmonėse, kurios nepriklauso jiems. Reiškia, kamieno matricos gyventojai, sielos, jie ateina į gyvenimą su žaidimu, kaip kūdikiai. Reiškia, jų tikslas yra žaisti. Ir kuo jie labiau atsipalaidavę, tuo pas juos lengviau per gyvenimą eina energija, jie gyvena gausoje, džiaugsme ir meilėje. Bet jeigu tokios sielos turi daug priekaištų, tarkim jauna siela, kuri gavo destruktyvius tėvus arba susiklostė aplinkybės taip, kad tokia siela nemėgsta, nemyli savęs arba nemėgsta aplinkinių, automatiškai tai sukuria įtampą ir per tokio žmogaus, per tokį kamieną neprateka energija dėl to, kad yra pastoviai nuolatinė įtampa. Reiškia, toks žmogus, tokia siela, jinai gyvens kančioje. Ir jos užduotis yra išmokti pamilti save, išmokti pamilti aplinkinius ir tiesiog atsipalaiduoti. Ir kada tokia siela atsipalaidavus,
jai viskas klostysis lengvai, gerai, patogiai, dėl to, kad jinai kaip, na žinot, kaip kur begriūtų, ten bus padėta pagalvė. Bet čia tik tais tuo atveju, jeigu tokia siela neturi priekaištų aplinkai ir savo. Nes jeigu jinai priekaištauja savo, automatiškai jinai nepriima savęs, jinai nepriima gyvenimo dovanų, jinai kaltina pasaulį, automatiškai tai atsispindės jos gyvenime, patirtyse ir pamokose. Tai čia būtų kamieno matrica, jauniausios sielos, kurių yra didžioji dauguma. Kylant toliau, kada kūdikis jau pradeda vaikščioti, kada jau jisai pradeda atpažinti daiktus, kada jau jisai nori pats išbandyti viską, tai yra antroji matrica, tai yra šaknų matrica, kada vaikas pereina į aš pats, aš galiu, aš einu, aš tyriu, aš atidarau, aš lipu. Tyrinėtojas, reiškia, tai yra šaknų matrica arba dar kitaip kario archetipas, tai yra žmonės, kuriems reikalinga įtampa, kad gautų energijos. Reiškia, tokie žmonės, jie natūraliai kurs stresinės įtampinės situacijas, nes tik tais tuo atveju jie gauna energijos. Nes šaknys, kada jos, tarkim, obels šaknys žiemą, kada viskas miega, jos neturi atsakomybių jokių, jos neturi ko rūpintis, jos neturi jokių apkrovų, šaknys jos merdi. Bet kai tik tais pavasarį pradeda skleistis lapukai, jie sako, šaknys, mums reikia energijos, duokit mums energijos, ir tada šaknys pradeda iš žemės siurbti visus resursus, tokiu būdu maitindamos visą medį, visą augalą ir gaudamos atsakomybės. Ir kada šaknys gauna atsakomybių, kada gauna kuo pasirūpinti, ar tai šeima, ar tai verslais, ar tai kažkokiais tai darbais dideliais, tada jinai turi energijos. Tada tokie žmonės, būtent šaknų matrica, jie gauna tos energijos dėl to, kad turi atsakomybių, turi kuo pasirūpinti. Todėl, lyginant su kamienų matrica, kamienams atsakomybės labai nepatinka. Jie tose stresinėse, tokiose įtemptose situacijose jos tiesiog gali, net sakyti, paralyžiuojasi, nes įtampa jos tiesiog kausto. Tuo tarpu šaknų matrica tokiose situacijose kaip tik susijima save, mobilizuojasi ir ima veikti. Reiškiasi dvi skirtingos matricos ir visiškai kitoks skirtingas energijos gavimo būdas. Ir pavyzdžiui, jeigu šaknų matrica moko kamieną, kaip reikia gyventi, kad reikia kelti tikslus, reikia eiti, reikia daryti, reikia automatiškai kamieno matricai tai visiškai yra nepriimtina, nes jų energija ateina per atsipalaidavimą, per lengvumą. Per kamieną energija teka laisvai tada, kada ant kamieno nėra jokios įtampos. Tuo tarpu šaknys atvirkščiai. Tai šaknys jau skaitosi šiek tiek brandesnės sielos, kurios jau ateina kaupti sudėtingesnių patirčių, sudėtingesnių pamokų. Bet įdomus momentas apie šaknų matricą yra tas, kad šios matricos žmonės, jie nežino, ko nori. Jiems tiesiog yra neduotas šitas parametras žinoti, ko jie nori. Jiems tiesiog reikia atsakomybių ir kada tos atsakomybės yra, jie gali daryti. Šaknų matricos gali turėti daug verslų, daug biznių, daug kreditų, daug paskolų, nes kiekviena šita apkrova, kiekviena šita skola ar atsakomybė jiems yra papildomas energijos šaltinis. Ir tokie žmonės, jie gali daug valandų dirbti, mažai valandų miegoti, juos galite matyti kaip nuolatos aktyvius, sportuojančius, darančius, einančius. Ir dažnai netgi žmonės klausia, iš kur pas tave tiek daug energijos, iš kur pas tave tiek daug jėgų. O jėgų yra dėl to, kad pas jį yra daug atsakomybių. Ir tos atsakomybės yra jo energijos šaltinis. Ir jeigu tų atsakomybių nebūtų, tai ir tos energijos nebūtų. Reiškia, šaknų matrica yra kuo daugiau atsakomybių, tuo daugiau energijos. Judant toliau per visą medžio struktūrą ir matricų sistemą ir sielos brandą, mes periname į lapukus. Tai yra sielos, jeigu lyginant su vaiku, kai buvo kamienas buvo
kūdikystė, kada vaikas iš vis kūdikis dar negali judėti, tarsi negali savimi pasirūpinti, jo turi nuolatos kažkas tai rūpintis. Tada sekantis etapas, kada jau vaikas jisai vaikšto, jisai jau pereina į aš pats, tai yra šaknų matrica. Ir trečias etapas, tai yra jau kai vaikas pradeda atskleidinėti savo talentus ar kažkokius sugebėjimus. Ir kada vaikas pradeda ar tai groti, ar tai dainuoti, ar tai šokti, kai jame atsiskleidžia kažkoks jo įgūdis. Tai lapukų matrica tai yra sielos, brandžios sielos, kurios ateina į šį gyvenimą jau su įgimtu talentu. Reiškia, tai yra talentas, kurį jau jis išgyvenęs yra ne vieną gyvenimą ir jisai į tai labai greitai įeina, jam tai labai gerai sekasi. Bet įdomu yra tai, kad lapukų matricos žmonės, sielos, jie labai sunkiai pradeda daryti tai, ką jie žino, kad turi daryti, nes jiems yra reikalingas, jie turi perlipti per tam tikrą savęs nepriėmimo barjerą, kuris nuolatos jiems sako, reikia dar išmokti, reikia dar kursą praeiti, reikia dar ten vieną paskaitą išmokti, reiškia, tai yra sielos, kurios sunkiai pradeda daryti tai, ką jie iš tikrųjų, kas jiems iš tikrųjų yra lemta daryti, nors jie tai žino praktiškai nuo vaikystės. Bet kada jie pradeda tai daryti, jie tame gali paskesti, užsimiršti, nes jų energija yra būtent jų talento buvimas jų talente, jų išskirtume, jų unikalume. Tai yra žmonės, kurie gyvenimą mato per struktūrą, per sistemą. Pas juos visą laiką bus viskas sutvarkyta, sudėta į lentynėlės, visi užrašai, apie visą informaciją bus sukonspektuota į užrašus. Jie žino visą laiką, kur tie užrašai sudėti, kur ką galima surasti. Reiškia, tai yra žmonės, kurie mato gyvenimą per struktūrą, per sistemą. Jie gali labai lengvai susisteminti bet kokį mechanizmą, ar tai yra įmonės veikla, ar tai kažkokio tai įrenginio automatizavimas. Tai yra žmonės, kurie sujungia visas puzlės detalės, kad paveikslas būtų gražus. Ir trūkumas šių žmonių yra tame, kad jie taip mėgaujasi savo talente, kad jie užsimiršta. Ir kada jie užsimiršta, jie gali šiek tiek perkaisti nuo to malonumo, kurį patiria darydami tai, kas juos veža. Dėl to, kad, jeigu lapukai kaip medžio, jie pakankamai yra trapūs, todėl lapukų matrica yra labai griežtas dienos režimas, kad jie turėtų tiksliai žinoti, aš pradedu 8, 5 baigiu, viskas, darbai baigti ir aš ilsiuosi. Nes kada jie užsisuka savo malonume, darant tai, kas jiems iš tikrųjų labai patinka, jie kartais netgi gali ir perdegti, todėl labai svarbus yra griežtas režimas ir to režimo laikymasis, dėl to, kad kitu atveju gali netgi atsitikti ir sveikatos sutrikimai, dėl to, kad tame malonume jie tiesiog per ilgai užsibūna. Tai reiškia, mes jau turim tris matricas, kamienai, jaunos sielos, kurios ateina mėgautis ir žaisti, ir jų energijos šaltinis yra per atsipalaidavimą. Tada mes turim šaknis, arba jau vyresnės sielos, kurios ateina į gyvenimą su tikslu kažkuo tai pasirūpinti, ir jų energijos šaltinis yra kuo daugiau atsakomybių, tuo daugiau energijos. Ir trečioji matrica, tai yra lapukų matrica, arba dar brandesnės sielos, kurios ateina iš tą gyvenimą jau su įgimtais talentais, tik tais juos pradėti jiems reikia daug laiko ruoštis tam, bet kada pradeda, ten bus ir gausa, ir finansai, ir energija, nes ta energija būtent eis iš to darimo, kas juos kabina, kam jie ir buvo sukurti, kur jie jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Tai čia yra trečioji matrica. O ketvirtoji matrica, tai yra obuoliukų matrica. Tai yra, jeigu lyginant su vaiku, tai kai vaikas jau yra tarkim 7, 8, galbūt ne 7, jau kokių 9-10 metų, kada jau jis yra tokio amžiaus, kada jis gali pasirūpinti savo broliais ir seserėmis. Tai yra sielos, tai yra brandžiausios sielos, kurios ateina iš tą gyvenimą kaip mokytojai, vedliai, šventikai, brahmanai. Tai yra senos sielos, kurių užduotis yra surinkti informaciją,
ir ją perduoti kitiems. Reiškia, tai yra sielos mokytojai, kurie gauna energiją tada, kada jie perduoda informaciją kitiems. Reiškia, jų energijos šaltinis yra perduoti informaciją. Ir įdomus yra momentas apie obuoliukų matricą tai, kad obuoliukų matrica finansus gauna ne iš ten, iš kur įdeda energiją. Reiškia, jeigu obuoliukų matricos kažkoks žmogus, jisai pavyzdžiui dalinasi nemokamų turinių, jis tiesiog duoda kažkokias tai žinias, finansai jam pareis visiškai kitais šaltiniais. Reiškia, jisai gali duoti visiškai nemokamą turinį, bet energija, pinigų arba gausos jam gali pareiti visiškai kitais būdais. Reiškia, visai kitaip veikia pinigų dėsnis. Jisai, pavyzdžiui, šaknis, jie ko rūpinasi, iš ten ir gauna šaltinį. Kamieno matrica gauna finansus, irgi, jeigu jinai dirba darbą atsipalaiduavus, jeigu jinai be įtampos, ir tada viskas irgi gaunasi. Lapukai gauna finansus iš savo amato, kurį jau atsinešė, o obuoliukai gauna finansus ne ten, kur deda energiją, bet visiškai kitais šaltiniais. Reiškia, 4 matricos, skirtinga kiekvienos matricos sielos branda ir kaip matote, kiekvienas iš jų skirtingai gauna energiją. Tai jūs galite užduoti klausimą savo, kuriai matricai, kaip jūs įsivaizduojate, kuriai matricai jūs priklausote. Ir tiesiog paprasčiausias būdas nusistatyti tai yra atsakyti į 3 klausimus, kada jūs jaučiatės energingi, pilni energijos, pilni to visatos srauto, apie kurį jau mes esame kalbėję anksčiau. Ar kada jūs atsipalaidavę, pavyzdžiui, kūrybinis procesas, kada jums prasideda, nes, pavyzdžiui, pas kamienus visas kūrybinis procesas atsitinka tada, kada jie yra atsipalaidavime. Pavyzdžiui, išvažiavo, pailsėjo, savaitę laiko tiesiog gulėjo prie baseino, nieko nedarė, tada ir idėjų, ten minčių įvairiausių, ką galima nuveikti, padaryti, atsitinka tada. Ir įdomus momentas dar apie kamienų matricas yra tai, kad tai yra žmonės, kurie sukuria visus pasaulio šedevrus. Dėl to, kad jų kūrybos procesas vyksta eigoje. Reiškia, kuo jisai labiau atsipalaidavęs, tuo jisai labiau gali išvystyti kažkokį tai mažą projektėlį į labai didelį ir gigantišką projektą. Reiškia, jų kūrybos procesas vyksta eigoje, jie sukuria tai, ko dar iš tikrųjų niekas nėra padarę, dėl to, kad tai yra visiškai nauja, kas pas juos atsitinka. Šaknis kūrybos procesas pas juos atsitinka, kada jie yra stresinėse situacijose, kada jie mobilizuojasi, kada jau jiems ateina deadline'ai, kada jiems reikia reaguoti čia ir dabar. Tada pas juos užsikuria tas visas kūrybinis procesas. Lapukų matricos kūryba tai yra tame, ką jie iš tikrųjų ir mėgsta daryti, tai jų šitame amate, kurį jie atsinešė. O obuoliukų kūrybinis procesas atsitinka tada, kada jie dalinasi. Kuo daugiau jie duoda, tuo daugiau jiems kūrybinės energijos pareina atgal. Ir nebūtinai iš tenais, kur davė, kaip minėjau, bet gali ateiti tai visiškai kitais ir finansai, ir kūryba gali ateiti visiškai kitais šaltiniais. Tai 4 sielos brandos, pabandykite nustatyti, kuriai jūs priklausote ir tada jums bus tiesiog lengviau suprasti ir patį save ir aplinkinius žmonės aplinkui jūs, kodėl jie elgiasi vienaip ar kitaip, kodėl vieni nori tų atsakomybių, kodėl vieni turi tos energijos, kodėl kiti jaučiasi gerai stresinėse situacijose. O priešingai kiti užsiblokuoja, užsirakina, užsispaudžia ir net negali nieko padaryti, kada atsitinka stresas. Nes tai yra tiesiog skirtinga sielos branda ir skirtingai veikia tų žmonių pasauliai. Tai tiesiog dar toks vienas irgi pastebėjimas, kad jeigu jūs matote save visose 4 matricose, ir kamieno, ir obuoliukų, kad jūs ir norite dalintis, kad jūs ir sisteminate, kad jūs ir tų atsakomybių šiek tiek norite, tai didesnė tikimybė, kad jūs esate kamieno matrica, nes kamienas gali matyti save visose 4 matricose. Tai pabandykite atsakyti į klausimą, kokiai matricai jūs priklausote ir
Parašykite savo įžvalgas po šio video. Ir jeigu bus kažkokių neaiškumų, jūs galite su manim susitiekti asmeniškai, aš jums galėčiau padėti nusistatyti savo matricą, savo sielos brandą ir tokiu būdu lengviau suprasti save ir pasaulį, kuris vyksta aplinkui jūs. Tai šiam kartui tiek apie matricas, lauksiu jūsų komentarų, pastebėjimų, kaip save atpažįstat, ar randat kažkokių panašumų, kažkokiai tai iš matricų. Ir lauksiu jūsų komentarų po šiuo video. Na, o mes susitiksime jau 12 pamokoje. Iki.